Trumpai. Teko paardyti man vieną stebulę, kuri yra su pramoniniais guoliais. Sakytum, jo, valio, su pramoniniais guoliais. Būna su šratukais stebulės, su pramoniniais guoliais, o būna tokios hibridinės, kur ant aškies pramoniniai guoliai, o būgnas su šratukais. Čia prasčiausias tikriausiai variantas. Ir išsitraukiau guolį iš, čia rimtas gamintojas, save pozicionuojantis, brandas dviračių, nesakysiu kas, kad nebūtų čia kažkokių apkalbinėjimų, bet vat faktas. Išsitraukė 6902, sakytum, va, čia yra standartinis guolis, ko iš jo norėt. Ne, bet toliau 6902 ir dar kažkokie porą skaičiukų, tokių atrodo neženklių. Pasiemi 6902 guolį, o jisai netoks, išorinis diametras 6902 guolio yra 27, šitas 26. Ir ne ant visų dviračių, net ir mano dviratis yra vienas su pramoniniais guoliais, kitas yra su šratukais. Atsidariau dangtelį, va, šitas stebuklas, kokie ten yra guoliukai. Matot viduj? Ir jų kiek yra? 8? Irgi 9. Stebulėse su šratukais irgi būna 9, čia 9, čia 9. Bet skirtumą matot? Atspėkit, kurie ilgiau tarnauja. Jeigu gerai sureguliuotas guolis, neperspaustas, su normaliais dangteliais, normaliais riebokšliais, sylais vadinamais. Šitą reikia išmontuoti.